kaip tu gali galvoti apie tam tikrus dalykus, sakykime, iš tos negatyvios pusės, jeigu tu nesi jų pabandęs. Kokių iš esmės tada naujovių atneša ta naujoji šaukimo sistema? Ir jūsų projektas, tinklalaidė šitą prisideda prie to informacinės klaidos. Matai, jeigu girdi šitą tinklalaidę, paskambinsi, tai už tave prašymą užpildysiu. Padėsiu visas procedūras padaryti, kad tik tai ateitum. Neretas klausimas yra jaunimo, kaip išvengti tarnybos kariuomeniai. Tai norėčiau paklausti, ką galėtumėt pasakyti tokiam jaunuoliui, kuriam kyla toksai klausimas. Visų pirma, pas mus, sakykime, visuomeniai vyrauja tam tikros baimės iš tikrųjų ir tos baimės jaunuolio galbūt atsiranda iš to, sakykime, informacinio lauko, kurį mes surandam tam visuomeniniam gyvenime, nes iš tikrųjų informacijos šaltinių yra labai daug. Turim internetą, turim visas socialinės platformas įvairias, galų gale jaunuoliai irgi bendrauja tarpusavį susitikdami ir žinom irgi tą tokį terminą arba pasakymą, kad pasaulis be sienų. Keliauja, sužino ir taip toliau. Ir tos baimės, jos sąlyginai atsiranda, jeigu bijojimas atlikti karo tarnybą arba kažkaip stigmatizuoti tą Lietuvos kariuomenę, kad čia viskas sunku, sudėtinga, per daug komplikuota, labai blogai paveiks ten mano gyvenimą ir panašiai. Tai visų pirma, siūlymas tam jaunuoliui ir apskritai jaunimui atsikratyti tų baimių. Ieškokit ne baimių, bet ieškokit galimybių bet kokioje gyvenimo situacijoje. Ir kariuomenė, sakykime, tas pats tarnybos atlikimas yra daug fantastiškų galimybių jaunimui sukuria. Ir visų pirma, nereikia bėgti nuo tokių iššūkių ir, kaip mes sakom, geriausia atsistoti prieš veidrodį ir pasižiūrėti, kur yra viso to priežastys ir tu pamatysi, kur yra to blogio šaknys. Blogio šaknys visos esi tu pats su savo įsitikinimais. Ir kaip tu gali galvoti apie tam tikrus dalykus, sakykime, iš tos negatyvios pusės, jeigu tu nesi jų pabandęs, tu nesi to kelio dar net pradėjęs eiti kaip karys, kaip sakykime, šauktinis, kitaip tariant, ir nepradėjęs tos karinės tarnybos. Ir čia požiūrio klausimas iš esmės. Ir aš galvočiau, kad tam jaunuoliui reikėtų ateiti, pabandyti įveikti save ir aš manau, kad po 9 mėnesių tarnybos jisai visai kitaip mąstytų ir visai kitaip galvotų. O tau, Martynai, baimių nebuvo prieš einant į jaunesnių vadų karininkų mokymus, prisijungiant prie jų? Ne, nebuvo visai. Užsirašiau 22 metais, prasidėjus Rusijos kariniai agresijai, invazijai Ukrainoje. Ir nebuvo daug klausimų ir tiesiog tas pilietiškumas, grėsmės suvokimas vedė ir mažiau turbūt reikia kelti klausimų, o tiesiog ieškoti galimybių, kaip prisidėti prie tos krašto apsaugos ir kaip rasti savo vietą gynyboje ir žinoti, ką daryti reikės atėjus dienai X. O šiaip susirinkom šiandien pasikalbėti daugiau apie šaukimą, apie šaukimo reformą, taip vadinamąją. Nepristatėm šiaip savo pašnekovo, pulkininkas leitenantas Deimantas Čyžius. Jūsų departamentas krašto apsaugos ministerijoje vadinasi karo tarnybos ir personalo departamentas. Ilgi čia pas mus tie pavadinimai departamentų, bet esmė, kad pasikalbėsime apie tai, kam buvo reikalinga ta šaukimo reforma, kas apskritai keičiasi, tai ir norėtųsi paklausti pirmiausia, kas čia keičiasi, jau dabar skelbėme, kad 17-mečiai turi prisiduoti savo duomenis, tai kam to reikia, kas tai sugalvojo ir kas čia vyksta apskritai su ta šaukimo reforma. Tai pabandysiu labai taip struktūrizuotai galbūt sudėti paprastai. Iš tikrųjų... Jeigu mums kažkas bus neaišku, mes pertrauksim ir klausim, gerai? Absoliučiai. Tai be abejo situaciją padiktavo 22 metai, kaip mes visi žinom, Rusijos federacijos ir Ukrainos konfliktas. Dėl to, kad taip, tai išmušė, sakykime, iš pusiausvyros ne tik mus,
bet mus gal mažiau išmušė dėl to, kad mes turim tos, kaip sakant, nedraugiškus kaimynus, mes su jais gyvenom daug metų ir daug maž žinom jų mentalitetą, yra paprasčiau. Bet tas liberalusis pasaulis, Europa, vakarų, kitos šalys, kurios yra toliau, sakykime, nuo Rusijos federacijos, nuo tos pačios Baltarusijos, jie visai masto kitaip, jie gyvena tą gyvenimą visai kitaip, dėl to, kad kuo grėsmė yra toliau nuo manęs, tuo sąlyginai atrodo, kad jinai manęs ir neliečia. Tai iš esmės mūsų, reiškia, politinė vadovybė tuometinė pamatė, kad iš tikrųjų grėsmės ir tos rizikos visos jos yra realios ir kad reikia sprendimus priiminėti pakankamai greitai. Ir dėl to gimė toks politinių partijų, sakykime, tuo metu buvusių valdžioje susitarimas, kad reikia ieškoti būdų ir priemonių, kaip stiprinti valstybės gynybos pajėgumus. Ir į gynybos pajėgumus įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį. Tai kokiu iš esmės tada naujovių atneša ta naujoji šaukimo sistema? Aš esu dabar, sakykime, gimnazistas, ko man tikėtis ir kaip supras, kas čia keičiasi ir ko man laukti? Tai jau viena iš naujovių, ką ir paminėjote pačioj pradžiai, kad atsiranda prievolė, sakykime, 2025 metais tiem jaunuoliam, kuriems sueina 17 metų, susisiekti su karo prievolės komplektavimo tarnyba, su šitos tarnybos regioniniais centrais pagal gyvenamąją vietą, atsinaujinti savo kontaktinę informaciją. Atsinaujinus kontaktinę informaciją, karo prievolės komplektavimo regioninis skyrius ar poskyris toliau susisiekia su jaunuoliu ir paprašo užpildyti jo sveikatos deklaraciją. Sveikatos deklaracija tai yra, sakykime, reikalinga tam, kad nuotoliniu būdu per elektroninę sveikatą būtų įvertinama, ar tas jaunuolis apskritai bus tinkamas naujam artėjančiam šaukimui, kada jisai baigs gimnaziją arba ten, sakykime, kitą mokymo įstaigą. Pagal ką tas sveikata yra vertinama, ten, sakykime, skaudėjo kažkada keliai, tai jau viskas... Ne, tiesiog yra pasižiūrima, kokias pažymas, nes, kaip žinote, moksleiviai kiekvienais metais turi pristatyti sveikatos pažymas ir tose pažymose jau galima iš tų pažymų identifikuoti, kad jaunuolis, sakykime, turi jau tam tikrų sveikatos sutrikimų. Pavyzdys, ten koks nors stuburas iškrypęs, ar ten kažkokia labai didelio laipsnio plokščiapatystė gali būti, kurie turi irgi įtaką į tavo ten judėjimui ir panašiai. Galbūt yra kiti sveikatos sutrikimai, kurie reikalauja ten nuolatinio apsilankimo pas kokį psichoterapeutą, psichoneurologą ir taip toliau. Mes, kaip sakom, tos psichologinės problemos sveikatos, kurias sudėtinga identifikuoti. Tai tokie visi įrašai padeda mūsų karo medicinos pakomisėms, reiškia, įvertinti informaciją apie tą jaunuolį ir pateikti tą pirminę išvadą, ar jisai ateityje bus tinkamas privalomai pradiniai karo tarnybai. O kaip šiaip visa situacija atrodo su jaunuolių sveikata? Labai prastai. Labai prastai ir čia tikrai nepaslaptis kažkokie 50% jaunimo, kurie pagal savo amžių būtų tinkami privalomai pradiniai karo tarnybai dėl įvairių sveikatos sutrikimų. Tai bet gal reikalavimai per aukšti tada, ne? Tai gal iš vienos pusės atrodo, kad reikalavimai per aukšti, bet tuos reikalavimus per eilę metų mes ir taip sumažinom. Ir ten tikrai nereikalaujam kažko tai ypatingo, bet ką noriu pasakyti, kad tie akivaizdūs sveikatos sutrikimai, kurie tikrai ten didelių tyrimų nereikia, tiesiog gydytojas gali vizualiai įvertinti, pamatyti, apžiūrėjęs pacientą, pasižiūrėjęs įrašus, pasakyti, kad tu, brolau, nesitinkamas pradiniai karo tarnybai dėl to, kad tiesiog nepaneši kuprinės, tavo svoris per mažas, nes atrodai labai, ta prasme, būna, kad irgi svorio pritrūksta jauniems žmonėms. Teko pačiam matyti tokių jaunuolių savo draugų rate turiu, kur jaunuolis 2 metrų ūgio, bet svoris ten 70 su kažkiek kilogramų. Tai yra ryškiai per mažas, ta prasme. Ne, aš nešu kuprinę, mane neša. Absoliučiai, kuprinė kariai neša, dėl to jisai negali natūraliai dėl savo tos fiziologinio sudėjimo atlikti tos privalomosios karo tarnybos, nes jeigu uždėsim fizinį krūvį, duosim karinės disciplinos, uždėsim kuprinę, tai tiesiog žmogų sutraumuosim, o
ne karį padarysim. Tai dabar dėl šitos reformos čia viskas daug efektyviau bus, nes visi, kurie turi tų rimtų sveikatos problemų, 17-mečiai iš karto prisiduoda, jie išbraukiami iš tolesnių procedūrų ir paskui jau 18-mečiai bus šaukiami tik tie, kurie gali tarnauti, kurie pajėgūs tarnauti. Visiškai teisingai. Bet aišku, neatmestina tikimybė, kad atsiras ir piknaudžiavimo atveju, ypač tai daliai asmenų, kurie ieškos visokių būdų ir galimybių išvengti privalomosios pradinės karo tarnybos. Tai iš esmės, kaip sakyt, ta sistema, jeigu kels abejonių, sakykime, tam tikros pažymos ir visa kita, mes vis tiek turėsime galimybę fiziškai tą jaunuolį pakviesti, traukti į šaukiamųjų sąrašus ir fiziškai pakviesti pasitikrinti sveikatos ir tada detaliau įvertinti. Tai tiesiog žinutė galbūt jaunimui būtų tokia, kad ten su dokumentų kažkokių klastojimų net nežaiskit, nes yra būdų, metodų, kaip tuos dalykus visus pasižiūrėti. Bet tų atvejų vis tiek pasitaiko, mes ir socialiniai erdvėje esam, man atrodo, kiekvienas matė tų atvejų, kai yra piknaudžiavimo, tuo, kai yra mokami pinigai, kad išvengtum tarnybos, kaip kovojat su jais? Tai tokių atvejų aš asmeniškai nesu girdėjęs, bet aš manau, kad tikrai tad pilietinės visuomenės dalis, kuri nori išvengti, jie ieškos visų būdų. Ir galiu pasakyti, kad karo prievolės komplektavimo tarnyba tikrai kovoja su tais asmenėm, kad jie atliktų pilietinę pareigą. Tai yra mūsų baudžiamajam kodekse nustatytos tam tikros priemonės, reiškia, kad tas savanoriškas vengimas atlikti karo prievolę tau gali užtraukti ir kaip sakant, teistumą. Tai aš dėl to ir sakau, kad prieš darant kažkokį veiksmą jauniems žmonėms reikėtų visada galvoti apie pasiekmes, ta prasme. Arba kaip sako iš pradžių, jeigu tu neprisistatai, neatsinaujini kontaktinės informacijos, neatvyksti pasitikrinti sveikatos, neatvyksti nustatytą dieną į paskirtą karinį dalinį, tau jau užtraukia administracinę atsakomybę. Ir tas baudos dydis, jisai kiekvieną kartą tik tai didėja. Kaip tik norėjau klausti, ar gali pabėgti, tiesiog ignoruoti ir neatsakyti? Negali pabėgti, realiai. Negali pabėgti. Gali, sakykime, sąlyginai išvengti karo tarnybos, jeigu labai argumentuotai su dokumentais pagrindi priežastis, dėl kurių tu jos negali atlikti. Ir yra sudaryta, sakykime, karo prievolės komplektavimo tarnyboje speciali komisija, kuri įvertina tas priežastis ir jeigu jos tikrai yra objektyvios, tai dėl tų priežasčių niekas tavęs ten ir nekvies. Čia religinės dažniausiai būna, ar su kuo susiję? Nebūtinai, ten gali būti, sakykime, pats karo prievolės įstatymo 10 straipsnis labai aiškiai, sakykime, įvardina tam tikras priežastis, dėl ko gali būti atidedama privalomoji pradinė karo tarnyba. Tai tiesiog galbūt jaunuoliai iš pradžių nežino, gal neskaito teisės aktų, nes kaip žinom iš konstitucijos, kad teisės akto nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Tai tiesiog reikėtų pasidomėti daugiau, pasistudijuoti tam tikrus dokumentus prieš priimant, sakykime, vienokį ir kitokį sprendimą ir ten labai aiškiai išvardinta, kaip pavyzdys, sakykime, dėl ko gali būti atidedama privalomoji pradinė karo tarnyba, sakykime, ir tu gali būti nekviečiamas į tą kariuomenę. Jeigu tu ten, sakykime, slaugai kokį nors turintį sveikatos sutrikimų, neįgalų šeimos narį ir tu esi tas vienintelis, sakykime, šeimoje globėjas, kuris tuo asmeniu gali pasirūpinti. Tai natūralu, kad dėl tokios situacijos, jeigu tu ten pagrindi viską objektyviai, tavęs ten niekas nekvies į kariuomenę. Arba kaip pavyzdys, jeigu yra padaroma ten neproporcingai didelė tau finansinė, materialinė kažkokia tai žala, jeigu, pavyzdžiui, dirbi užsienyje kažkur tai ir esi pasirašęs kažkokį rimtą kontraktą ir tas kontraktas savo sąlygose numato, kad jeigu kontraktų tu neįvykdysi, turėsi sumokėti darbdaviui galbūt net ir kažkokias tai baudas. Ir jeigu tos baudos, sakykime, Lietuvoje vienaip jos atrodys, bet kokioj nors Olandijoje arba Jungtiniai Karalystėje kaip pavyzdys, kur ten ir pragyvenimo lygis sąlyginai yra aukštesnis, tai ta bauda gali būti ir rimtesnė. Ir, sakykime, tokių atvejų irgi pasitaiko, kur tu turi tada
Pagrysti dokumentais, kad tu dirbi pas darbdavį kaip pavyzdys, kad yra kažkokie įsipareigojimai, galbūt atsiųsti, pridėti tą patį darbo susitarimą. Mes anglų kalbą irgi mokam skaityti realiai ir studijuojam tos dokumentus. Ir va, tos visos priežastys yra vertinamos. Ir tų priežasčių gali būti įvairių. Sakykime, turi paskolą. Būna va tokių va. Absoliučiai, dėl paskolų daug kas irgi, sakykime, rašo, nori atidėti, nori išvengti, bet su paskola nėra priežastis, dėl kurios tarnyba turi būti atidedama. Dėl to, kad yra susitarimai, kad, sakykime, kredito įstaiga ar tas pats bankas gali tau sustabdyti tavo tarnybos periodų palūkanų, kaip pavyzdys mokėjimą. Tai tam 9 mėnesių periodui tavo tarnybos, tau, kaip sakyti, ta našta finansinė, kurią tu įsipareigoji apmokėti vieną ar kitą paskolą, reiškia, bus kažkiek palengvinta, bet paskui tie įsipareigojimai vis tiek jie sugrįžta. Tai nėra priežastis apibendrintai. Finansiniai kažkokie, sakau, įsipareigojimai tokie kaip paskolos. Bet pavyzdžiui, jeigu tu augini 2 vaikus, nes tokių atvejų irgi būna, jauni žmonės susilaukia, sakykime, sukuria šeimas ir jeigu augini 2 vaikus, nemažiau kaip įstatymas irgi numato jau tau išimtį, kad dėl tokios priežasties tu gali būti nekviečiamas į privalomąją pradinę karo tarnybą ir tau padaroma išimtis. Bet kalbant apie dar naujovę, kuri atsirado, kad jeigu pamenat ankstesniam karo prievolės įstatyme, tas, kas įstodavo studijuoti į aukštąją mokyklą, universitetą, sakykime, jie savo švilpaudami kaip ir sakydavo, man nereikia tarnauti, nes aš išvengsiu karinės tarnybos dėl to, kad pabaigsiu bakalaurą, po bakalauro pabaigsiu magistro studijas ir paskui gal dar įstosiu į doktorantūrą. Taip, teoriškai, sakykime, pasirinkant tokį studijų modelį, jeigu tu esi orientuotas į tą savirealizaciją, tapti kažkokiu tai mokslininku, taip, studijos tada išsitęsia į 10 ir daugiau metų periodą. Tai sąlyginai teoriškai gal ir atsiranda ta galimybė išvengti tos karo tarnybos, bet žiūrint, kiek doktorantų mes kiekvienais metais turim, tai tas skaičius nėra didelis per visas aukštasias mokyklas. Tai sąlyginai, bet dabartinis, sakykime, redakcija, kuri įsigaliojo nuo 24 metų birželio 13 dienos, nuo 26 metų sausio 1 dienos kariuomenė turės galimybę pakviesti ir tuos doktorantus į kariuomenę, jeigu jie papuls į reikiamų specialybių, ta prasme, taps specialistais, kurių reikia Lietuvos kariuomeniai, kaip pavyzdys. IT kažkokie tai technikai, kibernetikos specialistai, avionikos inžinieriai, kurie gali remontuoti lėktuvus, gydytojai, kur studijos irgi, kaip žinom, užtrunka su rezidentūra ten 10 ir daugiau metų. Tai šitus asmenys irgi turėsime galimybę, iki kol jiems sukaks 31 metai, kviesti į tarnybą 3 mėnesiams. Ar galima sakyti, kad su šita šaukimo reforma mes artėjom prie to visuotinio šaukimo, prie to, kad, iš esmės visi, kurie bus pajėgus, tai tie ir bus šaukiami nuo šiol? Mes, sakyčiau, gal su visuotiniu šaukimu tą visuotinio šaukimo savoką biškį skirtingai interpretuojam. Dėl to, kad visuotinis šaukimas yra suvokiamas taip, kad tau suėjo 18 metų, nepriklausomai ir tu esi vyras ar moteris, tu privalėtum ateiti ir atlikti privalomą pradinę karo tarnybą. Tai va čia tas visuotinumas yra. Šiai dienai mes tik tai kalbam, kad sukurti prielaidas visuotiniam šaukimui. Prielaida tai yra toks, sakykime, nedidelis etapas link to visuotinumo. Gal visuotinumo mes niekada gyvenime nepasieksim, dėl to, kad kariuomenė nustatydama, sakykime, ir aišku, tuos skaičius paskui politikai patvirtina per įvairius teisės aktus, įstatymus, reiškia, išsileidžiam, kiekvienais metais mes turim tų, sakykime, karo prievolininkų pakviesti. Viskas yra paremta realiais resursais mūsų. Dėl demografijos iššūkių turbūt vis tiek bus reikalinga ir intensyvesnė diskusija apie moterų tarnybą, apie tą poreikį įtraukti būtent į šaukimą, kad ir merginos būtų šaukiamos. Kaip manot, yra reikalinga ta diskusija, tas poreikis? Manau, kad tik tai laiko klausimas
ir mes turėsim apie tai diskutuoti dėl to, kad paėmus, sakykime, gimstamumo rodiklius, kai tik ateidamas pas jūs šiandieną pasižiūrėjau statistikos departamento skelbiamą oficialią statistiką, kiek Lietuvoje ten paimti rodikliai nuo 2006 metų, koks gimstamumas yra. Galiu aš spėt, va taip visiškai pabandyti. Aš galvoju, kad buvo kokį beveik 2 vaikai vienam kaip skaičiuosi, vyrui ir moteriai, ar ne? 1,98 ir aš dabar sakyčiau kokį 1,38 gimstamumas. Beveik. Praktiškai, tai pasakysiu taip, reiškia, rodikliai iš tikrųjų sumažėjo gal ne per pusę, šiek tiek mažiau, jeigu kaip pavyzdys paimkim kokius 2007-2008 metus, jeigu atsimenat, kai buvo pats gimstamumo pikas, tuo metu, kada mokėdavo labai geras socialinės išmokas tėvams, kurie išeidavo motinystės arba vaiko auginimo atostogų. Kurie čia metai buvo? Čia buvo 2007-2008 metai, kur ten pirmus metus net mokėdavo 100% tavo darbo užmokesčio, kada tu išeidavo į motinystės arba tėvystės atostogas, o antrus metus gaudavai 85%. Tai praktiškai galėdavai nedirbti, gauti praktiškai tą patį atlyginimą ir auginti vaikus. Tai čia buvo pats pikas, sakykime, to gimstamumo mūsų. Ir po to kreivė pradėjo drastiškai mažėti. Ir kaip pavyzdys, rodiklis nuo, ten, sakykime, skaičių tiksliai dabar nepasakysiu, bet berods nuo 17 tūkstančių ten ar vyrų, ar moterų mes nukritom iki dabar 2024 metų iki 9 tūkstančių. Tai praktiškai beveik pusė, bet dar ne pusė, 40%, sakykime. Tai ta tendencija, ką parodo iš esmės, kad gimstamumas tiek merginų, tiek vaikinų mažėja ir demografinės problemos tikrai didžiulę įtaką pradės vaidinti nuo 2030 metų. Tai reiškia viskas, kas bus nuo 2030 metų į dešinę pusę, mes turėsim irgi ieškoti kažkokių tai kitų sprendinių dėl to, kad gali nepakakti to vyro resurso, kad surinkti reikiamą karo prievolininkų skaičių. Tai tokiu atveju vis tiek turėsim galvoti, aišku, diskutuoti, ar nereikia daugiau galbūt merginų pakviesti į kariuomenę. Šiai dienai kiekvienais metais apie 100 merginų savanorių įsilieja į privalomą pradinę karo tarnybą ir kartu su vaikinais tuos 9 mėnesius tarnauja. Tai 100 lyginant su tais 4000, taip grubiai yra labai nedidelis skaičius. O tai va dabar kaip tik 2025, tai 18 metų praėjo nuo tų 2007, tai dabar didelis turbūt kiekis tų 18 mečių, tai reikia dabar kuo daugiau gal užkviesti ir paskui jau nebe tiek kviesti. Taip nesigaus, tai tam etape čia logika yra teisinga, jeigu trumpoj perspektyvoje nori tą didesnį kiekį karo prievolininkų pasirengti, bet mūsų logika yra tame, kad mes ilgalaikiai perspektyvoje turėtume turėti, sakykime, nuoseklų šaukiamųjų asmenų augimą ir kada, sakykime, pasieksim tos rodiklius ir sustiprinsim savo karinius pajėgumus, užauginsim didesnius rezervus, mes vis tiek kažkur tai turėsim savo pasakyti, kad šitame etape gana, sakykime, jeigu ambicija, kokią mes brėžiam savo, kad iki 2030-2032 metų apie 7000 turėti, sakykime, privalomosios pradinės karo tarnybos karių. Bet šiai dienai kviečiam tik tai 4000. Tai iš esmės ambicija visą laiką reikia didesnę turėti, bet realybė kokia bus 2030 metais pasižiūrėsim, kaip seksis, reiškia, pagal naują karo prievolės įstatymą kviesti karo prievolininkus. Ir mūsų iš esmės pagrindinis tikslas, kad žinia sklistų plačiai, kad tas pilietinis ūkdymas, jisai turi prasidėti ne kariuomeniai, kada tu ateini į kariuomenę, bet jisai turi prasidėti nuo kiekvieno šeimos, nuo kiekvieno piliečio, kad, sakykime, tą valstybę savo mylėtume, kad suprastume prasme to gyvenimo, kad ne tik reikia imti iš valstybės ir mėgautis to gėriu, kurį valstybė pati sukuria, bet kai ateina poreikis, turi ir valstybei kažką tai atiduoti, kažką tai paaukoti savo asmeninio laiko,
prisidėti prie kažkokių iniciatyvų, jeigu ten, sakykime, dėl vienų ar kitų priežasčių negali to šauktinių, gal dėl sveikatos problemų niekada tu nebūsi tuo, sakykime, privalomosios karo tarnybos kariu, bet gal tu kitom iniciatyvom gali, sakykime, per visuomeninę veiklą prisidėti. Tai mes, sakau, tik tai norim, kad ta pilietinės visuomenės dalis, kuri būtų vieninga, pozityvi, kuri būtų labiau optimistiška, tik tai didėtų. Nes to pesimizmo čia jau užtenka, kai sakant, kiek žinias ten anksčiau, dabar žinių net nežiūriu, kiek atsidarydavo į žinias, tai tik tai tas neigiama, antras neigiama, trečias, vien tik apie neigiamus dalykus kalbam, bet realiai yra labai daug gerų dalykų, kurie vyksta ir aš manau, kad ir jūsų projektas, tinklalaidė šita prisideda prie to informacinės klaidos. Ta prasme, žmonės turi prieiti prie tos informacijos, teisingos informacijos ir jie naudotis. Kaip sakot, galimybių tikrai daug ir tos pačios karinės tarnybos būdų daug, atsidarius karys.lt visokius matai ir gali tarnauti ir Kaspe, ir JKVM, ir tikrai daug variantų ir juo labiau valstybė padeda, valstybė sudaro sąlygas, kad ir tiems patiems užsienio lietuviams, jie gyvena užsienį, bet valstybė padeda tam sugrįžimui, viskas sąlygos teikiama. Absoliučiai. Ir tikrai matom, man fantastiškai patinka tie, sakykime, pavyzdžiai, kada koks nors Lietuvos Respublikos pilietis, kuris daug metų kokiai Brazilijoje, pavyzdžiui, gyvena ir turi įgyję tą antrą pilietybę, nes yra tam tikri atvejai, kada Lietuvos Respublikos piliečiai, reiškia, turi dvi pilietybės, nes jie gimsta galbūt dėl vienokių ir kitokių, sakykime, situacijų, kurios susiklosto jų šeimose. Net ir pilnamečiai dvi turi, ar ne? Taip. Jie, ta prasme, gimsta, sakykime, yra kitose valstybėse, pavyzdžiui, ta pati Vokietija. Jeigu tavo tėvai lietuviai išvažiavo kažkada, tai tu gimiai tenai, užaugai, tu gali turėti dvi pilietybės realiai. Tu gali būti Vokietijos federacinės respublikos realiai pilietis ir gali būti Lietuvos pilietis pagal savo tėvų tas visas šaknis realiai. Tai fantastiškiausi pavyzdžiai yra, kada tas jaunimas, sulaukęs 18 metų, nemokėdami lietuvių kalbos, atvažiuodavo atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos. Dėl to, kad juos motyvuodavo jų tėvai, kad važiuok, atlik tarnybą. Ir tokių atvejų nedaug, bet jų yra buvę ir tas jaunuolis per 9 mėnesius neidealiai išmoksta lietuvių kalbą, bet jisai pradeda susišnekėti, pradeda suprasti. Taip jam yra sunku, taip jam yra labai daug iššūkių, bet va šiti pavyzdžiai yra, fantastiški pavyzdžiai. Kaip tu, sakykime, atrodo, tarsi ir šaknys lygtai nutrūksta kažkokios su Lietuva, kada tu ten kažkokioj Brazilijoje ar kitose valstybėse gyveni daug metų ir sąlyginai gal niekas nesieja, bet reiškia yra tas, kaip mes sakom, tėvynė, valstybė, tai ta tėvynė tikroji, kur yra tavo šaknys, kur seneliai, tavo protėviai, visi užaugę gyvenę, tai tas čia ir yra pilietiškumas, mano galva. Labai gražu iš tikrųjų matyti tokius pavyzdžius, kurie įkvepia, kur žmonės tikrai atrodo įdeda nemažai pastangų, kad atsidurtų toj Lietuvos kariuomeniai, kad atliktų tą prievolę, tarnautų. Ir pavyzdžiui, norėjau dar paklausti, krepšininkas Suomijos, Lauri Markkanenas, labai tokį padarė gražų pavyzdį Suomijoje, didžiausia žvaigždė atvyko, atliko tą tarnybą ir gražu visi gėrisi, šlovina pasaulyje. Kaip Lietuvoje yra su tais sportininkais, ar nėra, kad per daug jų atleidžiama nuo tarnybos? Jautri tema, aišku, pas mus sportininkai, ypatingai, kurie yra to valstybinio lygmens, kur dalyvauja, sakykime, atstovauja savo valstybę, taip, jie turi tam tikras galbūt privilegijas ir turi galimybės prašyti individualią tvarką jiems atidėti privalomą pradinę karo tarnybą. Dėl to, kad yra tikrai nepaslaptis tam tikrų sporto rūšių, kur tu turi laikytis tam tikro dienos režimo, reikia gal ten treniruotės ne vienos per dieną, tas sporto režimas visas, reiškia, dienotvarkė galbūt kažkokia kitokia yra. Tai taip, sportininkam yra atidedama tarnyba, sakykime, ta individualia tvarka, įvertinant, kokio lygmens jisai yra sportininkas. Aišku, turi, kaip ir minėjau,
pateikti pagrindžiančius dokumentus. Ir labai geras pavyzdys, pačio buvo paminėtas dėl to krepšininko, tai aš tiesiog mūsų gerbimėm ir mylimėm sportininkam noriu pasakyti, kad jeigu negalite prisidėti per privalomąją pradinę karo tarnybą ir atlikti tarnybos 9 mėnesių tuo būdu, yra kitos tarnybos formos, yra krašto apsaugos savanorių pajėgos. Gintautas Matulis, olimpinis bronzos medalio laimėtojas, puikus pavyzdys, ar ne? Visiškai teisingai. Ta pati mūsų buvusi olimpinė čempionė Sadauskaitė ir tų sportininkų galima vardinti daug daugiau, kurių yra tikrai savanorių pajėgose, kaip kariai savanoriai tarnauja, periodiškai dalyvauja užsiėmimuose, garsina ne tik kariuomenės, bet ir apskritai mūsų valstybės vardą. Tai, sakykime, čia yra tie geri pavyzdžiai. Tai jei didžiausiu dabar mūsų Lietuvos krepšinio brangakmeniu naujoju laikomas Matas Buzelis paskambins jums iš Čikagos ir pusiau lietuviškai, pusiau angliškai. Sveiki, čia kalba Matas Buzelis, aš norėčiau atlikti tarnybą ar tarnauti Lietuvoje. Tai rastumėt kažkokių galimybių. Absoliučiai. Matai, jeigu girdi šitą tinklalaidę, paskambinsi, tai už tave prašymą užpildysiu. Padėsiu visas procedūras padaryti, kad tik tai ateitum. Ne, Matas tikrai gražiai šneka, jis labai gražiai šneka lietuviškai. Atvaryk tarnauti į Lietuvą. Viskas tvarkoja, aišku, galim pajuokauti, bet iš tikrųjų fantastika būtų. Ta prasme, tikrai. Būtų labai gražus, geras pavyzdys, ta prasme, jaunimui. Ir sunkiausia yra iš tos komforto zonos išeiti, bet kada, sakykime, atsistoji tuos karinius batus ir pradedi tą bent 9 mėnesių kelią, jeigu tampi tuo šauktiniu kariu, tai tikrai viską pradedi matyti kitaip, kitom akiem iš esmės. Dar sugrįžtant šiek tiek prie šaukimo reformos, norėjau užakcentuoti, manau, čia toks svarbus dalykas, studentams, būsimiesiems, ypač studentams keičiasi dalykai, kad ta prasme nebebus galima sakyti, kad įstojau į universitetą, tai aš jau nebetarnausiu. Netgi jei jau įstojai į tą universitetą, vis tiek būsi pašaukiamas. Taip, nuo 2026 metų sausio 1 dienos čia 2 aspektus reikėtų paliesti. Vienas aspektas, jeigu iki 26 metų sausio 1 dienos tu įstosi į universitetą ir įgysi tą studento statusą, tavęs niekas nekvies į privalomąją pradinę karo tarnybą. Bet jeigu tu tapsi studentu nuo 26 metų sausio 1 dienos, kada prasidės visas pagal naują karo prievolės įstatymą šaukimo procesas, tai nebus priežastis atidėti privalomąją pradinę karo tarnybą. Ir tu privalėsi, jeigu papulsi į šaukimų į sąrašus, atvykti ir tą tarnybą atlikti. Tai, atsiprašau, tokiu atveju studentam, sakykime, bus keletas opcijų. Jeigu 26 metais jaunuolis pabaigęs gimnaziją įstoja į universitetą ir tuo pačiu patenka į šaukimų į sąrašus, jisai galės realiai, norėdamas neprarasti savo tos studijų finansuojamos vietos, galbūt imti metus laiko akademinės atostogas, nes švietimo ir mokslo įstatymas jau tą išimtį yra numatęs šiai dienai, ir atlikti 9 mėnesių pradinę karo tarnybą ir išsaugoti tuo pačiu jau valstybės finansuojamą vietą. Tai reiškia, jeigu 26 metais jisai atlieka privalomą pradinę karo tarnybą, tampa studentu, jam 27 metais ta vieta yra išsaugoma. Tas savanoriškumas vis dar turi tų savų pliusų, kad galima pasirinkti tarnybos vietą, tuomet išmokos didesnės yra. Absoliučiai. Šitas modelis lieka, ta prasme, tie, kas nelauks šaukimo sąrašo sudarimo, bet tiesiog iš anksto kreipsis į karo prievolės komplektavimo tarnybos regioninius skyrius arba poskyrius, kad nori atlikti tarnybą savanoriškumo principu, jiem lieka tie bonusai, pavadinkim taip, 30% didesnės tos išmokos. Be abejo, išmokas gali dar pasikelti pagal savo, sakykime, kasmėnesinius tarnybos įvertinimus, nes išmokos dydis priklauso ir nuo to tavo performanso, kaip mes sakom, pasirodymo, kaip tu atlieki tas kasdienės karinės užduotis, kaip aktyviai dalyvauji kariniam rengime, kokius rezultatus pasieki.
nes privalomosios pradinės karo tarnybos kariai turi tos vertinimus labai gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai. Ir jeigu dar gauni tą aukščiausiai vertinimą, tau išmokos dydis irgi yra atitinkamas. Tai kitaip tariant, tie jaunuoliai, kurie labai gerai viską atlikinės, bus labai motyvuoti, jie gali maksimalias išmokas pasiimti tarnybos pabaigoje. Tai Edvinai, šiandien praktikavomės visiems, kurie nori tarnauti, domisi, tai kur jie turi apsilankyti? Karys.lt. Karys.lt. Ačiū labai už pokalbį.